Labas, kaip gerai sekasi. Klausyk, važiuoju dar 1,5 valandos, galvoju, gal nori važiuoti su manim? Puiku, sėskis, važiuojam. Pakalbėsim apie lengvus būdus kalbėti įtaigiau. Tiksliau, apie vieną didelį suvokimą, kuris leidžia būti gerokai įtaigesniu bet kuriam kontekste. Ar bus pačiam įdomu? Ar pačiai? Puiku, važiuojam. Ar tau teko kada dažyti kokį nors paviršių? Tvorą, grindis, sieną? Jei teko, tai puikiai supranti, kad negali ateiti tiesiog išsirinkęs dažų spalvą, teptuką, molelį ir 1-2 nudažyti tą sieną, ar tą tvorą, ar tas grindis. Ne. Todėl, kad taip nudažius porą dalykų. Vienas dalykas. Labai tikėtina, kad dažai tik čiukšt ir atšoks po dienos kitos. O kitas dalykas, kad net ir gražiausias spalva nudažytas paviršius, kuris nebuvo paruoštas, matysis visi nelygumai, iškilimai, įbrėžimai, įskilimai, seni apmušalai ir taip toliau. Tai jeigu norim tvariai kažką nudažyti, kažką kokybiškai padaryti, tai žinoma, pirmiausia, turim paruošti paviršių tinkamai. Nuglaistyti, nušlifuoti, nuglaistyti, užgruntuoti. Gruntavimas ir yra pagrindas sėkmingam dažymui. Lygiai taip žemės ūkyje. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Ir kaip pasėsi, taip ir pjausi. Mūsų komunikacija dar sudėtingesnis procesas. Jis dar labiau daugia etapis. Dar labiau viskas priklauso nuo to, ką padarysim dabar, kaip komunikuosim dabar, taip mūsų žinutė bus suvokta vėliau ir dabar. Kitaip sakant, jeigu mes sakydavom, kad kiekvienas dabar pasakytas žodis lemia prieš tai buvusių žodžių prasmę, akivaizdu, atsimenat, bausti negalima, pasigailėti. Lygiai taip kiekvienas dabar pasakytas žodis didžia dalim lemia, kaip bus suvokti vėliau sakomi žodžiai. Tai nepaprastai svarbu. Angliškai šis procesas ir vadinamas priming. Jis labai plačiai ištirtas, labai plačiai vyksta praktiškai kasdien. Mes nuolat priminamės, gruntuojam vieni kitus ir patys save. Taip? Socialiniai psichologijai begalė eksperimentų, kurie tai patvirtina. Tarkim, mūsų būsenas ir mūsų suvokimą gali pakeisti net keli paprasti žodžiai. Tarkim, tas garsusis Džono Pargo eksperimentas, kai grupė tyriamųjų ilgų koridorium ateina į tyrimų kambarį ir išmatuojama, kokiu greičiu jie atėjo į tą tyrimų kambarį. Tyrimų kambaryje jie sprendžia įvairiausius rebusus ar kryžiažodžius susijusius su tokiais žodžiais kaip Florida, Medicaid, Alzheimeris, pensija, santaupos, demencija ir taip toliau, kurie suponuoja, ką? Senatvė, žinoma. Ir išsprendę tą rebusą, tiriamieji žygiuoja tuo ilgu koridorium atgal ir išmatuojamas jų ėjimo greitis. Daugumoje atveju tiriamieji grįžta koridorium atgal lėčiau, daug lėčiau nei jie ėjo į tyrimą. Tarsi jie būtų senstelėję 20-30 metų. Yra nuostabus eksperimentas, kai, pavyzdžiui, darbo pokalbių metu tie, kurie veda interviu, tie, kurie veda tą pokalbį, viena tyriamųjų grupė gavo į rankas po šiltos arbatos ar kavos puodelį ir laikė rankose, kiti negavo tokio puodelio. Tie, kurie turėjo rankose šiltą kavos ar arbatos puodelį, daug empatiškiau vertino visus kandidatus, nei tie, kurie tuo puodelį neturėjo. Dar įdomesnių tyrimų yra. Britų tyrimas buvo toks, kuris truko savaitės ir jis buvo vykdomas kažkurio universiteto priešpiečių kambarėlyje, taip, kur darbuotojai susirenka per pietus išgert kavos, arbatos, English tea, whatever.
Ir ten stovėjo toks nedidelis indelis aukoms, kad visą chebrytę suaukotų po truputį, po svarą, po kitą, kiekvieną savaitę, kad nupirkti arbatos, kavos, pieno, grietinėlės, cukraus ir taip toliau. Bet įdomiausia, kad kiekvieną savaitę ant sienos kabodavo vis kitoks plakatas, didžiulis plakatas, kuriame būdavo arba neutralus kažkokiu tai gėlyčių, kažkokios tai pievos vaizdas, arba dvi didžiulės akys boksančios į kiekvieną įėjus į tą kambarį. Kaip jūs galvojat, kada būdavo suaukojama daugiausia? Jeigu aš teisingai atsimenu, eksperimentas vyko gal 7 savaitės ir daugiausia būdavo suaukojama tom savaitėm, kai dvi didžiulės akys spoksodavo į visus. Gerokai, kartais daugiau, N kartų daugiau negu tom savaitėm, kai te būdavo gėlytės. Mes šiandien žinom, kad šios įžvalgos leido į kiekvieną bankomatą, ant kiekvieno bankomato įdėti nebūtinai tikras kameras arba bent veidrodėlius. Mes žinom iš socialinės psichologijos, kad kai mes suvokiam, kad esam stebimi, mūsų elgesys pasikeičia. Automatiškai esam užgruntuojami. Dar įdomesnį eksperimentą atliko prancūzų sociologai, kai vaikinas kalbindavo merginas, bet kalbindavo merginas dviese skirtingose vietose. Viena pirmoji vieta buvo prie gėlių parduotuvės, o kita vieta buvo prie batų parduotuvės. Kaip jūs galvojat, kurioj vietoj vaikinui sekdavosi geriau kalbinti merginas? Dvigubai geriau sekdavosi prie gėlių parduotuvės. 25% atvejų užkalbinta mergina pasidalindavo savo telefono numerį. Tuo tarpu prie batų parduotuvės tai tik 10% merginų pasidalindavo savo numerį. Tokių eksperimentų begalė, bet lygiai taip pat kiekvienas savo gyvenime gali prisiminti atvejį, kad, pavyzdžiui, kai nusipirkot, tarkim, tam tikros spalvos automobilį arba įsigijo tam tikros spalvos automobilį. Juo važiuodami iš karto pradedat pastebėti kitos tokios pačios spalvos, tokio paties modelio automobilius, kurių anksčiau nepastebėdavot. Kaip čia taip? Būtent patys save užsigruntavo. Žodžiu, verta suvokti, kaip mes sakom, kokiam vandenį žvejoji. Koks tavo komunikacijos, koks tavo žinutės tikslas, kas yra geriausia būsena, kurioje tavo auditorija, ar vienas pašnekovas, ar daug jų, optimaliai suvoks tai, ką tu nori pasakyti. Geri komikai, geri pardavėjai, geri įtaigus pranešėjai. Tai puikiai supranta, jie žino, jie planuoja auditorijos juoką, planuoja auditorijos įvairias būsenas, nes puikiai supranta, kad tam tikroj būsenoj esanti auditorija visiškai kitaip suvoks tuos pačius dalykus. Taip? Mažmeniniai prekyboje vyksta lygiai tokie patys dalykai. Atsimenu, kai pirmą kartą ėjau į elementariausią Walmartą Amerikoje, aš likau apakęs nuo kokio dydžio parduotuvės vežimėliai buvo tam Walmart'e. Tai tiesiog kaip trakai, lygiai kaip jų kažkokios milžiniškos mašinos, gali į tą vežimėlį puikiausiai pats susirangyti, dar ir žmoną pasiimti, ir vaikus, ir visi gali stumtis rankom, kojom, nes tai praktiškai transporto priemonė. Vežimėlis, lietuviškas mažybinis žodis, parduotuvės vežimėlis visiškai netinka. Ten parduotuvės vežimas, parduotuvės, nežinau, brička. Kodėl? Aišku, toks vežimas, toks parduotuvės vežimas gruntuoja, ruošia klientus, ruošia vartotojus. Kaip negali į tokį didelį vežimą įsidėti vieną ten pieno pakelį ar vieną koinytę, ne, turi pirkti daug, nes vežimas didelis, reikia jį prisikrauti. Lygiai tuo pat įsitikino tokio didžiulio, turbūt jau ir Lietuvoje yra, drabužių prekybos tinklo Gap administracija, kai konsultantų padedami jie perprojektavo parduotuvių vidų ir nusprendė gerokai padidinti prekystalių plotį. Kam? Dėl tos pačios priežasties. Didelis prekystalis gruntuoja klientus, ką? Pirk daugiau.
kai ateini jau prie kasos atsiskaityti už išsirinktas prekes, matydamas šitiek vietos, vėlgi nepatogiai jautiesi, dėdamas ten vieną kokią palaidinę ar kitą. Mes žinom, kad vyno parduotuvėse, jei groja klasikinė muzika, vyno pardavimai yra 80% didesni nei tais atvejais, kai vyno parduotuvėje groja koks nors šiaip paprasčiausias popsas. Ar jaučiat, apie ką aš čia? Taip, mes kiekvienas sugebam ir galim gruntuoti, galim paruošti dirvą ar paviršių, vadinkim, savo žinutį. Pats paprasčiausias būdas įsitikinti tuo, ar mąstote jau teisingai. Įsivaizduokim tokį elementarų atvejį. Vėlgi, jaunas vaikinas, tarkim, pamato nepaprasto grožio merginą ir galvoja, reikėtų ją užšnekinti. Mes norim jam dabar patarti. Arba mes būdami to vaikino vietoje. Ką mes darysim? Apie ką mes kalbėsim? Nu, labai graži mergina, bet labai bijau susimauti. Teisingai, kad prieisiu, užšnekinsiu, o jį nenorės su manim šnekėti. Tai ką geriausia daryti? Ką geriausia kalbėti? Apie ką kalbėti? Jei taip ir bijosiu užšnekinti merginą, garantuotai susimausiu. Bijodamas susimavimo susimausiu pirmiausia. Bet jei vis tik užkalbinsi, tai ar man verta šnekėti apie savo dviratį, apie savo riedį, apie savo motociklą, automobilį, mokslus, karjerą, sėkmę, šeimą, ambicijas, perspektyvas, ar vis tik tai verta kažko paklausti merginos? Teisingai. Neverta merginos klausti. Kas blogo tau atsitiko šiemet? Kas nepasisekė? Nes tai nukels ją į, vadinkim, mažiau išteklių turinčią būseną. Ko verta paklausti? Klausyk. Ką tau patinka daryti? Kas tave veža iš tikrųjų? Kur tu užsimiršti? Ką tu darytum net jeigu tau reikėtų mokėti už tai, kad galėtum tai daryti? Šokt, tapyt, kurt, keliaut. Ir kai jį pradės pasakoti apie tokius dalykus, kurie jai tikrai patinka, kurie ją veža, kur jį yra geriausia pačios savęs versija, kaip jūs galvojate? Ar tada lengviau, jei bus pasidalinti savo telefono numerį? Žinoma. Jeigu tai darysit prie gėlių parduotuvės, dvigubai lengviau. Taip? Tai kalbėdami apie tokius paprastus dalykus, mes turim tiesiog suvokti, kad taip, tai paprasti dalykai, bet dauguma mūsų juos tiesiog ignoruoja. Nepaiso. Tuo tarpu, jeigu paisai tokius paprastus dalykus, gali tikėtis visai kitų rezultatų. Tarkim, kaip mes sakom, žinok, kokiam vandenį žvejoji. Jei žvejoji kanalizacijos šuliny, nepadės nei geriausi spiningai, nei geriausios rytės, nei geriausi, nežinau, valai ar dar kažkas, tai geriausiu atveju ištrauksiu kokį savivaldybės darbuotoją. Taip, ir liksite būdu nepatenkinti. Turime suvokti, kur kieno ausys kyšo, kur mus veda, kur ruošiamasi mus pastumėti, link kokio suvokimo. Tai reikia prisiminti, pavyzdžiui, tuos įvairiausias keliones, ypač į Egiptą ar Turkiją, kai atsipalaidavę turistai vežami po ekskursijos į senovinės šventyklas, į, tarkim, kilimų fabriką ar juvelyrinį fabriką, kuris net nieko negamina, tai tiesiog yra pardavimų fabrikas, kur sukuriama tam tikra aplinka, kurioje pradeda veikti įvairiausi socialiniai faktoriai, tokie kaip noras pasirodyti prieš kitus grupės narius, noras pasirodyti prieš savo sutuoktinius ar dar kažkas. Kai žmonės prisiperka kilimų, visokių juvelyrinių dirbinių, kurių šiaip gyvenime nebūtų pirkę, bet buvo taip paruošti, taip užgruntuoti.
Amerikoje tai ypač populiaru. Pavyzdžiui, Orlande visoj tų teminių parkų sostiniai, kur Disneylandai ir taip toliau, gali gauti nemokamus bilietus į tikrą amerikietišką svajonę, tarkim, į Disneylandą, jei ateisi paklausyti 1,5 valandos seminaro apie timeshares, apie būdą, aš net nežinau, kaip lietuviškai tai išversti, būt dalinių savininkų kažkokio tai, tarkim, kažkokių tai apartamentų ar dar kažko. Tengi vienas didelis gruntas, vienas didelis gruntavimas, po kurio vėlgi žmonės yra taip pastumėti įsigyti tuos timeshares, kad paskui dažniausiai labai gailisi. Bet tiesiog tokia aplinka, ultra produktyvi. Lygiai taip nekilnojamo turto agentai, va tie, kurie, tarkim, nėra labai sąžiningi, suvokdami gruntavimo, priming galę, gali struktūrizuoti, tarkim, dienos išvyką po 3-4 skirtingus objektus, kaip dažniausiai, jeigu jūs atvažiuojat, pavyzdžiui, į naują vietą ir ieškot savo būsto, tai tikėtina, kad visas procesas vyks taip, kad nekilnojamo turto agentas suruoš jums, vadinkim, ekskursiją, apžiūrą 3-4 objektų per dieną ir jau dabar tik nuo nekilnojamo turto agento priklauso, kokius objektus jis įtrauks į tą ekskursiją pagal jūsų kriterijus. Gali būti taip, kad pirmasis objektas bus parodytas, tarkim, neįtin adekvačios kainos ir neįtin adekvačios kokybės, tarkim, kažkokia griuvena už kosminę kainą. Antrasis objektas daugmaž neutralus, bet irgi nausiga, ta prasme, nieko tokio kosmiško. Ir trečiasis objektas kaip tik tai, ko jūs ieškot. Visoj toj šviesoj jis jums bus patraukliausias, jo kaina atrodys normaliausia ir taip toliau. Taip kad, suvokdami, kaip mes galim pastumėti žmonės suvokti vieną ar kitą dalyką, pradedam suprast, kad lygiai taip mes patys savo suvokimą, savo būsenas užsigruntuojam patys savo. Labai dažnai. Čia geras pavyzdys gali būti prisimint, kaip mano jaunystės metais, sovietiniais laikais, kai būdavo kviečiami vaikai pas dantistą mokykloje. Mokyklose būdavo odontologų kabinetai ir visi žinojo, kai kurie vaikai net neateidavo tom dienom į mokyklą, kad tik nereiktų eiti pas tą dantistą, kuris dažniausiai neturėjo šiuolaikinių anesteziologinių priemonių ar dar kažko. Viskas vykdavo kaip kankinimų inkvizicijos kambary, bet svarbiausia, kad pats save užsigruntuodavai, net jeigu ten ir nieko baisaus nebūdavo. Tos valandos laukimo, kai žinai, kad jau šiandien tave pakvies ir kai sesutė įeidavo į klasę ir sakydavo, Vidai, dabar tu. O, kol nueini, nužingsniuoji iki to odontologo kabineto mokykloje, tai jau patiri viską, jau tau ir dantys išrauti, ir baisiausi skausmai visi išgyventi, ateini jau ten vos gyvas ir te reikia dantistį švelniai paprašyti, kad išsižiotum, jau tu, visiškai paruoštas stulbinančiam skausmui. Tai reikia, kad jį mažiausiai pakrapštytų kokį dantuką, tu jau, būdamas ultra jautrus, reaguoji visiškai kitaip, nei jei nebūtum taip užsigruntavęs. Ir priešingas pavyzdys, bene garsiausias pasaulyje sėkmės mokytojas, ultra motyvuotojas Tony Robbinsas. Žinot, ką jis daro prieš kiekvieną savo seminarą, prieš kiekvieną savo pasirodymą? Užkulisiuose, už scenos pastatomas toks buitinis, normalus tramplinas, ant kurio Tony, neatsimenu kiek minučių, bet šokinėja super intensyviai, gruntuodamasis save nepaprastai veržliam, energingam pasirodymui. Ir tik pašokinėjęs ant to tramplino, jis tik tada įsiveržia į sceną ir aišku, visi mato, visi jaučia kiekvieną savo kūno ląstelę, jo nepaprastą energiją, jo nepaprastą užsigruntavimą. Mes nuolat tai darom, suvokdami ar nesuvokdami.
automatiškai tokius rezultatus ir turim. Ar žvejojam kanalizacijos šulinyje, it koks rastas plaukiantis upė, be jokios valios, be jokios kontrolės, be jokio numatymo, ką aš dabar čia darau, ką aš dabar čia kalbu, ko aš siekiu, ko aš noriu, kas dabar turi įvykti, kas yra geriausios sąlygos tam tikram suvokimui atsirasti. Taip? Tai kad būtų daug viskas paprasčiau, praktiškiau ir lengviau, siūlau padaryti tokį labai paprastą, bet tuo pat metu įdomų eksperimentą. Net ir didžiausias nirzglys pasaulyje gali ką padaryti? 5 minutės pabūt. 300 sekundžių. Linksmo, energingo, veržliu, kažko siekiančių, atvirų, šiltų individų. Teisingai? 5 minutės, 300 sekundžių, no big deal. Kiekvienas iš mūsų gali pabūt geriausią pačių savęs versiją. Tai ir pabūkim. Ateinat į darbą, 5 minutės, tung, jūs tarsi įsijungiat, jūs tarsi tampa tik 5 minutėm, no big deal, geriausia pačių savęs versija. Ir stebit, ir žiūrit, kas bus, kaip tai veikia aplinkinius, kaip tai veikia jūs, kaip tai veikia jūsų produktyvumą, kaip tai veikia jūsų mąstymą, kaip tai veikia jūsų visą dieną. Ir kai tik grįžtat namo, vėl, pirmasis 5 minutės, leiskit savo pabūt geriausias savęs pačių versiją, tokią versiją, kad net pavydit patys savo savęs. Taip? Ir pasižiūrit, vėlgi, kas įvyks per tas 5 minutės. Gali būt, kad tai taps tokiu geru, paprastu įpročiu. Gruntuot save, paruošt save, praimint save daug geresniem rezultatam, daug geresniai veiklai, daug geresniam laikui, daug geresniam dienom. Ačiū, kad buvot su manim, ačiū, mes jau praktiškai atvažiavom, dabar va tuo išsuksiu ir atvažiuosi į oro uostą. Jei norit pasidomėti daugiau, visada esat welcome į mindgasmic.com arba storygym.lt. Esat visada laukiami. Iki pasimatymo kitą kartą. Sėkmės!